Šeštą dieną Albanijoje pasiėmė ekskursiją į Krują miestelį. Esam ant kalno kažkokio, tai įmesiu nuorodą, koks čia kalnas, bet atrodo labai aukštai, apie 2000 metrų virš jūros lygio. Gražiai tie du ežeriukai tokie. Jo, čia tai dar aukščiau nei vakar. Wow. Nu kol kas kiekvieną dieną mane stebina Albanija. Ant kokio aukštumo kalnai. Šiandien 20 laipsnių Albanijoje, bet čia kalne vėsoka. Kokio 10 gal per pus sumažėjo. Čia mūsų Montenegro, Shkodra, after Leja city, Lach. Then we have the Cape of Rodon, where was the castle of Ten tolumoj matosi, man rodos, jūra. O ten kažkur ten tolumoj liko Tirana. Ir čia apačioj Kruja. Lankysimės dar pilį, bandysim vėl užkariauti šį kartą albanišką pilį. Vo, lysim čia, man rodos. Lipam žemyn, kažkur tai į šventą vietą, į kažkokią šventyklą oloje, kurioje, sakė, nukerta pirštą arba ausį. Sako, kažką turi paaukoti, kažkokią kūno dalį. Na, einam paaukoti kažką tai. Ką man reiktų? Atsakykite į klausimą, ką man reiktų paaukoti, kurią kūno dalį norėtumėt, kad aš paaukočiau. Parašykite komentaruose, bet aš nujaučiu, kokią jūs norit, kad aš paaukočiau. Vyksta aukojimas šitai šventyklai. Ką čia mes turim? Avį. Kažkokia tai. Quello punto là, quello questo è un tempio. Kvapelis tai ne iš maloniųjų. Įdomi tokia vieta dorojimui. Sunkus darbas. Tai čia realiai nuo šito kalno tu gali matyti pusę Albanijos. Žiūrėkit dabar. Toj pusėje yra Tirana, čia Kruja, čia toliau ten matosi kažkur tai už šito kalno biškį Škoderis, kuris yra šiauriniai pusėje. Ir netgi Juodkalnija, sakė, matosi ten, jeigu labai saulėta ir geras oras. Vau, kiek čia yra aukštai ir viską gali matyti. Gerulis kalnas. So, vedi come mettono il filo? So, ci sono modelli albanesi. Čia daro kilimus rankų darbo. Kiprę užkariavom pilį, dabar bandom užkariauti Albanijoje pilį. Bet, kad čia beveik nėra tos pilies, čia tik tokia pilis realiai. Nieko čia labai nėra. Nu, lipam užkariauti, to pasižiūrėsim, ką čia sutiksim. Kokius čia karius ar garsųjį Skanderbergo karvedį iš Albanijos. Vaizdai tai gražus. Bandom užlipti ir užkariauti. Kur ta princesė pagaliau?
čia gal princesė. Va, čia geriausias vaizdas. Su pilim. Pilis užkariauta. Ramybė. Nežinau, kodėl jie ten dar vaikščioja po mano pilį. Einu išsiaiškinti, kas čia vyksta. Po mano pilį užkariauta vaikščioja. O, gal bandom pašaudyti. Nu, 1, 2, 3. Ką mes ten nukalėm? Man rodos į avį pataikėm. Teks vėl avies galvą valgyti. Tai va. Vaizdai gražus. Turgus šiaip įdomus visai. Tai sugalvo padaryti gal tokį dalyką. Paieškom gal kokis 5 įdomiausius daiktus tame turguje. Ir sudėliokim nuo 5 vietos. Va tokie labai gražus. Hipnotizuoja. O va toks bugniukas, bet jisai netikras. Gal tikras? Indian costumes. I see. Beautiful. Thank you. Va tokie Albanijos kostiumukai. Kaip gražiai blizga. O, kaip jums šitas daiktas? Balalaika ar kažkas? Na, jeigu mokėčiau pagrot, gal visai nieko. O dar visai įdomus šitas. Bet nenoriu sulaužyti. Su tokiu karduku. Arba tiesiog nusipirkti pistoletą gal? Atinkam. Tinka. O gal toks visai tiktų, ką? Pabandom užsidėti. O eiktų kokio sunkumo, vau. Kokio sunkumo čia. Eiktų. Bet tai kokio sunkumo jisai, aš čia neišvaikščiočiau nei valandos su tokiu. Valgau po ekskursijos doner kebabą, parodysiu kaip atrodo. O. Kainavo 2,70 €, na nebrangiai. Turėjo būti su vištiena ir su bulvytėm, doner kebabas. Kol kas vien tik bulvytas. Labai sausai valgau čia, vau. Mėsos beveik nėra, vien bulvytė su batomu. Kaip kokia antis valgau. Sveiki, nežinau kelintą čia dieną, jau kokią 7 ar 8 Albanijoje atvykau iš Koderį į hostelį. Hello. Welcome. From Lithuania? Yeah, Oh, okay. you're waiting for me. Yeah, and you know, like we shower sunbath. We Ah. sunbath also. Here is warm and this is really sunbathing. good. Yeah, you can speak English Yes. very well. That is slowly my husband. Come inside, brother. I will Thank you so much. So you come from Tirana or Yeah, Tirana. from Tirana? Yeah. Oh, I'm Julie. Julie, Nice to meet are you from Albania? No, From where? no. My husband is from Albania, but I'm from Jakarta, Indonesia. Indonesia. Yeah. I know. This is the room. Nice. Yeah, I hope you like it. Labai faina ir miela, tokį jaukų. Kaip namie jaučiuosi. Ir čia jie turi virtuvėlę, restoranėlį. Va. Yummy kitchen. Tai va, kaip namie. Močiutė man ruošia valgyti. Ir močiutė yra iš Indonezijos. Say hi. Hi.
Va, ruošia azijietišką maistą. It's more like Indonesia food or No, this is just Asia? like we call it between Chinese and Indonesia. So I like to make modification. Mix Indonesia, mix Yeah. China. Mix. Kvapas labai geras. Ir kainavo, spėkit kiek, 4 euriukus už šitą patiekalą bus. Labai pigiai. Sakė, čia viskas pigiau Škoderyje negu Tiranui. O man jau Tiranui atrodė labai pigų, tai Škoderė dar pigiau. Tai va, kaip mes čia gyvenam. Toks jaukus hostelis. Čia va pasirašo atvykę. Reiks ir man pasirašyti. O, matau lietuviai. Dominikas Nojus Šarūnas. Linkėjimai. Different. Nu va, tokią gavau už 4 euriukus patiekalą. Labai skaniai atrodo, nuostabiai. Ragaujam. Man rodos, kad kvepia jau tie svoguniukai, viskas šviežia ir paėmė, nuėjo į parduotuvę specialiai, sako, aš mėgstu tik tai šviežiai padaryti, kad būtų skaniai. Tai va, jau tirpsta burnoje seilės, bandom. Žodžiu, pasiėmėm dviratuką, nes Škoderis yra dviračių miestas. Lekiam su dviračiu pasivažinėti. Sakė, nėra viešojo transporto, kaip autobusų, kurie važinėtų čia. Tai visi važinėja dėl to su dviračiais. Arba su mašina. Nu, tai bandom nusigauti iki lankytino objekto, tokio kaip tiltas, kažkoks tai senovinis žymus tiltas. Bet ir šiaip smagu pasivažinėti po miestą, dviračių takai padaryti. Geras oras. Lekiam. Dviračio nuoma kainavo 5 eurai visai dienai. Vjetar miriše I bol me prati kao sjena Dal negdje za mnom uzdišeš Gdje si od mene sakrivena U kosu stavi ruzmarin I jedan cvijet kraj šadrvana Lejla, zar bi mogla ti drugog voljeti? Nu ką, sveiki atvykę prie Mesos tilto. Vieno gražiausių Albanijoje, gal ir visuose Balkanuose. Pasižiūrėkim. Znaj, tamo neću biti ja Lako se tuge oproste Al samo ljubav nikada Zar bi mogla ti drugog voljeti? Golube, moj golube, nosio i suze mjesto pjesme. Ja odlazim. Nu, kad jau atvykom, reikia ir pasivaikščioti ant to tilto. Nors aišku, jisai gražiau atrodo iš toliau. Bet tas vandenėlis iš kalnų pareinantis
Ai, kokio skaidrumo, kaip aš atsigerčiau dabar. Gerai, šių dienų įdomiausias aktualijos Albanijos kuro kainos, kelinta čia šiandien kovo 25 dieną, yra tokios. Dyzelis 2,14, benzinas 2 eurai. Tai va, dėl to ir važinėjom su dviračiu. Dviratukų miestas. Mašinos žiedais važiuoja kartu su dviračiais. Kelių eismo taisyklių kaip ir nėra. Labas, ankstyvas rytas. Vau, 6:20 kėliausi varyt į nacionalinį parką, kuris yra kalnuose. Užtinės bele kaip, nes neišsimiegojęs. Bet lekiam, oras nuostabus, nei vieno debesį. Yra tokia programėlė Get Your Guide. Tai ten buvo galimybė užsisakyti už 40 eurų. Bet atšaukė tą ekskursiją. Dėl to, kad gidas susirgo atseit. Tai tenka važiuoti pačiam su autobusu. Užsakė man autobusą kažkokį. Už 15 eurų vieną pusę. Belė kaip skanus pusrytanas. Bananiniai blineliai. Išsinešimui tiesiog padarė tokių skanių. Belė kaip skanu. Labai. Nu va, važiuojam snieguotais kalnais, va tokiais. O vairuotojas, čia atseit mūsų autobusas. Very beautiful. Polygon at stop, photo, no problem. Okay. Ir labai gražus oras. Aš tikiuosi, kad nereiks per sniegus klampoti. Tam hike. Iš tikrųjų nesitikėjau. Tiek daug sniego, kad čia bus kalnuose. Kiek čia sniego, wow. Ir tokie vaizdeliai. Aš čia slides turėjau pasiimti. Kodėl aš nepasiėmiau slidžių? Visiškai netaip pasiruošęs, nes tikėjau tiek daug sniego. Vau, ten toliau matosi, kur mes kopinėsim. Ir čia tiek daug sniego jūs galite pamatyti. Žiūrėkit. Vau. Kiek čia sniego. Iki čia. A jūs galite patikėti? Vau. Grįžtam vėl į žiemą. Norėjau pavasario, grįžtam į žiemą. Vėl. Nu, paėriukas, vau. Bet nesijaučiu, kad šalta būtų. Kodėl aš nepasiėmiau saulės akinių, kaip šitas žmogus iš Anglijos. Va. Ja. Žodžiu, atvežė mus čia tas privatus taksi į kalnus, į Tet nacionalinį parką. Ir kur mes esam? Esam čia. Vau, upelis gražus su kalnų vandeniuku. Kitoj pusėje taip pat puikus vaizdai.
Nuostabu. Tik tai klausimas dabar, kaip aš grįšiu. Atvažiavau už 15 eurų, o grįžti jau, sako, 50 eurų norėčiau iš tavęs. Aš sakau, ne. Tai sako, susiras dar žmonių, su kuriais grįši ir bus pigiau. Nu, pažiūrėsim, ar ką nors sutiksiu, nes atrodo, kad tuščia čia iš vis. Kaip jums tokią vietelę pasisėdėti? Vau. Nueinam, pasisėdėsim. O čia tai rojaus kampelis. Vau, mane Albanija stebina. Nereikia jokių Šveicarijų, kad važiuoti į kalnus. Galima pigiai į Albaniją. O čia tai vandenėlis iš kalnų pareina. Pasižiūrėkit, koks skaidrus. Palieskim, ar šaltas. Gal išsimaudyt, kad jau taip šilta. O čia tai šaltumo. Visiškai ledinio šaltumo, galiu pasakyti. Ne, sorry, nesimaudysim šiandien. Toks tiltukas. Toks kalnų vandenėlis. O tenais tolumoj viršūnėse sniego. Labai gražu. Va tokia pavasarinė atmosfera. Ir fone girdisi lojanti avis, kurios aš vėliau galvą suvalgysiu. Vau, žinokit, jūs pasižiūrėkit. Matot krioklį? Blemba, aš nesitikėjau, kad jis iš taip aukštai čia krenta. Wow. Arkliukai vaganasi. Tylų, ramų gamtą, visišką drėžiukas va bėgioja, matau, jūs nepamatysit, per mažas. Nerealu. Eina, šikt kaip gražu. Aš jau dabar galiu įvertinti Albaniją. Viskas, vertinimai iškart. Galiu pasakyti, gamta. 10, aš nežinau, nėra su ko lyginti. 10. Jeigu lyginti su Kreta ir Kipru, nu ne, kalnai, ten gamta, ten gal nebent dėl paplūdimių. Bet Albanijoje irgi paplūdimių yra gražių. Tai 10, nu. Kas ten dar lankytinos vietos, irgi pilna, visa didelė Albanija, pilna gražių miestų, su pilim, su viskom. Nu, 9,5. Toliau, kas ten buvo? Maistas. O, čia jau sunkiau biški albanam su maistu. Tai vertinčiau 6 gal. Nes labai savotiškas toksai maistas, ragavau iš tų nacionalinių patiekalų, bet nelabai patiko. Kažkas patiko, kažkas nelabai. Tai toks įvertinimas būtų už maistą. O žmonės, nežinau, draugiški. Tai jaučiasi, kad draugiškesni. Pradžioje atrodė, kad tokie nebendraujantis, bet jie angliškai sunkiai šneka, bet jie stengiasi ir bendrauja ir šypsos draugiški. Tikrai vertinu 9, tikrai. Vertinčiau dar daugiau, nes šilti tokie žmonės. Bet angliškai nemoka, sunku susišnekėti kartais. Tai 9. Tai va toks verdiktas ir einam prie krioklio. Ekstremalių išbandymų metas. Bandom pereiti šitą sulūžusį tiltuką. Nežinau, kažkaip man nepatinka. Eik, jisai net juda visas. Wow. Nenoriu. Aš nežinau.
Kažkaip labai nejaukiai. Atrodo, kad čia įlūžt gali. Ir čia labai gali įlūžt. Tada man peizdėt būtų. Biški prišikęs aš kelnes. Bet tai... Vos neįlūžau. Wow. Aš perėjau. Perėjau šitą nulūžusi, sukriošusi tiltelį. Wow, kur aš čia atsidūriau? Wow, pasižiūrėkit. Koks gražus kanjonas eina šit. Nu argi negraži ta Albanija. O tai čia galim užlipti ant tokio? Bandom gal? Wow. Skamba rizikingai. O, jisai dar juda. Suoliukas pasisėdėjimai tokioj vietoj. Kaip jum? Va, kur aš esu? Argi negražu? Tik saulutė pasislėpė. O aš aišku su nuotykiais kažkur taip prapėsau striukę, kažkur tai palikau, padėjau. Ir neberadau po to jau. Tai dabar be striukės vaikščioju ir taip debesis sužėjo biškiau, vėsiau jaučiasi. O tikiuosi nesušalsiu aš čia. Nes jeigu dar lyt pradėtų, tai iš vis ne ką. Aš tikiuosi čia nėra kokių pumų ar grizlių. Nes čia atrodo, kad visiškai laukiniai gamtoje esu. Kaip vat aš norėčiau gyventi va tokioj vietai. O. Iš visų pusių kalnai. Vau, gražu. Turim važiuoti, bet kelią va taip tvarko Albanijoje. Liepia palaukti. Laukiam. Atvažiavom prie tokios bažnyčios kalnuose. Wow, bet vaizdelis tai. Nerealiai atrodo. Šiaip darosi šalta be striukės, kurią pamečiau. Tai nežinau, ar aš išgyvensiu. Ai, dar įdomus dalykas. O, jau kimsta balsas. Ir čia yra padaryti laiptukai. O žinot kam? Labai įdomiai atrodo turbūt tie laiptukai. Nes kaip ir turėtų būti įėjimas, bet ne. Uždarytas įėjimas tam, kad nevaikštų ir nevažinėtų turistai vat pro šitas. Ir nesiparkuotų prie pat bažnyčios. Ir dar kad gyvūnai nepatektų per tvorą. Tai va. Nu, argi negražios. O dar ir skanios. Kiek avienos, sakė, augina mėsai ir pienui ir sūriui. Daugiausia šitas avis. Nu ir galvų valgymą, aišku.